Sveiki ir vėl mes, Minecrafter LTU. Štai čia aš, Arniucha323, ir dabar aš jums parodysiu mūsų draugą. Ir gali išlysti. Štai. Tojaus. Gražvydas LTU. Šiandieną mes parodysime jum 5. šio išlikimo dalį. Tikiuosi jums patiks video. Gero žiūrėjimo. Taigi, manau, reikėtų įsikepti valgyti, nes žiūriu, kad Maja su maistu riestai. Ir labai reikia valgyti. Tiesiog be valgių nei tikrame gyvenime, nei per Minecraft Pocket Edition, bei kitus Minecraft dalis visokias ten per kompiuterius ir taip toliau. Taip pat be maisto neišgyvens niekaip. Nebent užsistatai ant ten difficulty, kad net nebūtų zombių iš vis. Tiesiog taip. Štai. Turime maisto ir dabar Gražvydui kepa. Aš paliksiu tiesiog Gražvydui krosnyje, tegu kepa. Jis ateis pats pasiims. Nes jis tikrai dabar girdi, ką aš sakau. Jis dabar šalia manęs čia sėdi ir kuria vedam. Gerai. Man reikia pavalgyti žiauriai. Gelbėkit mane, skeletas. Kur tu? Pirmėsiu. Ateik. Ateik į namus greičiau, priviliok jį. Šį nužudysiu. 3 skeletai. Ar niekur jų? Skeletas. Manau, šiandien mes pasižudysim, nes... O gal biškį pasislėpsim. Kažkaip nenoriu prarast daiktų. O, žiūrėkit. Gražvydai, galėtum duoti man žirklių, nes aš kirpsiu avis ir padarysiu lovas. Gerai? Tai. Tau trūksta gal lapų? Tai gerai. O, mūsų bazikiai, kaip matot. Ne, pala. Aš gal perdarysiu. Kažkaip. O čia manau, uždėsime kur nors. Vieną čia ir vieną. O, ir vieną čia, va. Nu, biškį geriau atrodo. Čia biškį. O, vandeniukas. Ir aš manau, kad mes šiandieną aš darysiu tiltą lygiai kaip vat anos salos ten, kur medžiai. Tik pirmą sulauksiu gražios dienos. Nes dabar artėja naktis ir mane gali užpulti. Ir taigi aš tiltą, manau, darysiu iš medienos. Eisiu įsikirsti dieną jos ir per šį video, manau, kad gal spėsiu pastatyti tą tiltą. Ir dar galėtų tas tiltas šiai būti iš cobblestone'o. Štai, taip, nusprendžiau, statysime iš cobblestone'o. Nes tai bus pigiausia ir kaip ir daug turime mes jo. Paimu visus dėl visų piktų, jeigu trūks prisikasim, nes Gražvyds visada atneša. Ir dar reikėtų. Eisime paskui dar prisikasti medienos. Ir reikės mums kirvio.
Ir manau, iš geležies pagaminsiu kirvį. Taigi, kur dar reikėtų pagaliukų, jeigu bus. Tada pasidarome štai taip. 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 Ir išsikepam aironą. Ir taip greičiau prastumsim dieną. Taigi, kaip jau sakiau, praeitai daly, manau, jo. Ir statysime miestelį. Tai mes tikrai su juo, su Gražvydu pabandysim ateityje, gal miestelį statyti va šitam plote kažkaip. Ir tiesiog negaliu, kaip pasakyti, ten nudėsim daiktus, viską, gyvensim. Gal netgi daugiau žmonių ateis į serverį, bet tai bus viskas ateityje. Dabar turime prasigyventi pradžioj viską. Taip. Manau, aš iš to nuobodumo eisiu dar pamaininti. Štai, vat. Tai aš manau, su Gražvydu eisiu dabar pas Gražvydą pamainint. Kaip matau, jis čia labai daug nusikasęs, nes jau 5. dalis. Štai vat jis čia. Tai manau, padėsiu čia deglo. Ir tiesiog čia dar yra vat į apačią galima, bet čia žiūriu, kad jam nesigavo turbūt. Čia matau lyg kambariukas, tai aš manau prisikasiu dar. Taip, ir dabar pradėsiu kas. Tai kaip sakiau, prastumsiu dieną. Nuobodu čia sėdėt namuos, nieko neveikt. Tai prastumsim greičiau viską ir šitaip padarysim. Manau, man užteks 4 stekų, tai dar trūksta šiek tiek. Ar 20, man atrodo. Taigi pažiūrim, kiek turiu. Ir dar 4. 1, 2, 3, 4. 4 stek. Gerai. Tai, manau, tikrai užteks pasistatyti tiltui. Kaip aš čia. Reikia biškį čia. Ops. Op. Taip, manau, tiltą baigsime tai kitoje dalyje, nes nelabai matau čia. Dar mums liko 5 minutės, nes nematau čia, kad labai šiaip tai ilgai statysime tiltą, nes taip ir sunku. Taigi, ko čia? O. Nu va, dabar manau jau bus gal ir rytas arba diena netgi. Jo, tai dabar davės naktis, bet jau neužilgo diena.
Nedaug trūksta ir bus diena. Eisime